Partizanai, Lietuvos partizanai, jūs tėvynės narsiausieji sūnūs. Labą dieną visiems čia susirinkusiems šiandien į šią šventą vietą, kur prieš 95 metus gimė ir gyveno legendinis mūsų tautos didvyris, Aukštaitijos partizanas Antanas Kraujelis Siaubūnas. Tai jų alsavimas, kaip vėjo gūsis, išskleidžia mūsų vėliavas, jų rankos palaimina su duona ir svajonė. Jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės. Tai buvo žmogus iš didžiosios raidės, savo gyvenimu įrodęs, kaip reikia gyventi ir mylėti savo kraštą. Nenulenkęs galvos prieš atėjūnus, krašto pavergėjus, 17 metų priešo medžiotas, gyveno sunkiomis sąlygomis, kada reikėjo turėti tiek valios, atsargumo, neišsiduoti, nepasirodyti, ne tik stribams, ankavedistams, kurie sekė jo jį dieną ir naktį, bet ir negalėjo pasitikėti artimais pažįstamais, kurie galėjo būti užverbuoti, jį sekti ir išduoti. Jo siekis buvo laisva Lietuva, jis nesulaukė, mes sulaukėme. Gerbiamo Jono Paškausko radistų asociacijos atstovai pakvietė ir paragino atvykti iš Šiaulių apskrities generolo Plekavičiaus Šaulių 6-osios rinktinės atstovus, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prisikėlimo apygardos partizanų atstovai, Lietuvos Šaulių sąjungos Radviliškio 601 kuopos šauliai su vadu Vytautu Jankausku priešaky. Malonu matyti jaunąją kartą, mokinius su mokytoja atvykusią Loretą Tarvydienę. Ši diena, šis susitikimas tai gyva istorinė atminties pamoka, kaip reikia ginti ir mylėti savo tėvynę. Malonu matyti patį artimiausią Antano Kraujelio Siaubūno sūnų Antaną su žmona. Nenugalėtas ir neužmirštas, taip pats tikriausias ir vienintelis partizano Antano Kraujelio gyvenimo apibūdinimas. Kad ir kaip budeliai stengiasi ištrinti partizano Antano Kraujelio gyvenimą iš tautos atminties, pažeminti jį ir paniekinti, jiems tai padaryti nepasisekė. Tad būkime verti jo atminimo, saugokime ir branginkime iškovotą laisvę. Ačiū visiems. Tikiuosi, kad Antanas mato mus, kai čia mes susirinkom, ir tikiuosi, kad mes, jau ta jaunoji karta, jo siekius, ką jis atidavė savo gyvybę už laisvę, mes ją išlaikysim. Ir mūsų vaikai ir anūkai. Ir jau šiandieną matom, kad beldėsi pas mus. Ir tikiuosi, kad lūkesčiai jo, kad jie buvo laisva Lietuva. Mes tą laisvą Lietuvą ir toliau išlaikysim. Už Lietuvą. Antroje pusėje parašyta kovojusiems už Lietuvos laisvę. Prašymą. Dabar mokyklų muziejum. Vis tiek parvešit kažką. Tai jūs irgi mokytojai? Iš Vilniaus Nemenčinės apylinkės. Tai yra gerbiamas Jonas Paškauskas, tai yra labai aukšti radiomėgystės pasiekimai. Jis laimėjo Europos čempionatą, o po 10 metų jisai pirmą vietą Armėnijoje. Čia 2006, jau šitam amžiui, pirmasis iš mūsų rytų šalių Europos užmezgė su visom Amerikos valstijom ryšius 3077. Ir ačiū gerbimo Jonui, kad mus pakvietė ir prisiminė, kad mes tokie maži esam. Visiems čia LY0 Antanas portabilus, LY0 Antanas portabilus. LY7 Marytė 5,9, LY1 kW 5,9, LY3 Antanas Birutė 5,9.
5-9. LY0 alfa portabilus. LY2 Vašingtonas radijas. Jūs esate 5-9. Ačiū Jums labai 7-3. Klausia ir Jonas kartu su Jumis. Taip su mums. Linkėjimai Noigė. O, perduosiu. Ačiū. Iki. Jūs vardu